Nors mene nuolat ieškoma naujų formų, tačiau kaip ir gyvenime atsiranda vis daugiau kviečiančių atsigręžti į ištakas ir pažvelgti į tai, kas tikra. 3 Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto menininkų Augustino Kluodos, Donato Vasiliausko ir Justino Krasutsko idėja tapo savotišku iššūkiu, pernelyg moderniam ir kuo įvairesnių išraiškų ieškančiam meno pasauliui. Mes visi sugrįžtam į tą patį realizmą, į amato svarbą, tai kad ir kaip mes skiriamės, kaip kolektyvo nariai, menininkai, bet vis tiek mus vienyje realizmas ir tradicijų tąsa. Dėstytojai būtent yra naujo kolektyvo reiškinio dailės pasaulyje 1390 nariai, tai yra ir piešėjai, ir tapytojai, ir skulptoriai. Kauniečiai menininkai kuria mokyklą, kurioje didžiausias dėmesys skiriamas klasikiniam menui, kurio pagrindą sudaro 18–19 amžiaus, daugiausiai Prancūzijos akademijų metodikos. Mums svarbu sugrįžti į praeitį, kad galėtumėm parodyti kitą variantą, kad galima tapyti ir tokia maniera, nes dauguma žmonių tikriausiai net nežino, kad tai egzistuoja ir tai yra įmanoma. Pati piešimo mokyklėlės esmė tai yra gilinimasis į 18–19 amžiaus senųjų meistrų piešimo ir tapybos technikas. Šiuolaikinė dailė, kuri savęs ieško visomis kryptimis ir kartais tos kryptis ir tos ribos trinasi tarp skulptūros, tapybos, tarp tapybos tekstilės, tarp dizaino ir grafikos. Kartais net nepagaunama, kiek tų tarp disciplininių klausimų tarpusavyje gvildenant jie nagrinėja ir kokį rezultatą jie gauna. Ir tos švariosios, tos fundamentaliosios tapybos, tos fundamentaliosios skulptūros iš esmės beveik nebelieka. Daug kas šiandieną nesupranta ir nevertina to, kad, tarkime, lipdant, darant skulptūras, dailininkas automatiškai pradeda žymiai geriau piešti, beje atvirkščiai. Būtent toje mokyklėlėje yra susietas piešimas, tapyba ir skulptūra. Tai yra dar kursuose kaip ir nematytas dalykas. Būtent 3 šių dalykų apjungimas vien tam, kad lavinti, sakykime, tą vieną studentą. 18–19 amžiaus darbai, tos epochos darbai, jie yra techniškai atlikti, jie yra sudėti iš įvairių dalių, yra tapyba, kuri paremta amatu, tradicijų susigrąžinimas iš anksčiau. Ir jie turi tam tikrą estetiką, kurios šiandien mes pasigendame. Technika ir technikos mokinimasis mūsų įsitikinimu išlaisvina menininką, nes jisai tada nėra apribotas savo galimybių. Katino vardas beje Čiurlionis. Idėjos autoriai mokyklą pristato kaip mažą ir dinamišką erdvę, kurioje studentams suteikiamos intensyvios piešimo, tapybos ir skulptūros pamokos. Mokymosi programa prasideda nuo paprasčiausių perspektyvos suvokimo, priemonių pažinimo iki giluminių senųjų meistrų darbų analizavimo ir tapymo muziejuose. Intensyvios mokymosi programos metu mokiniai ne tik pasitikės savimi kaip kūrėjais, bet įgis ir vizualiosios kalbos supratimo, subtilių ir tikslių gebėjimų šią kalbą išreikšti. Mes mokomės viso proceso. Nuo piešinio iki tų visų techninių detalių, imprimatūrų, šešėlinio modeliavimo, tada šviesų modeliavimo ir tik vėliau dedame spalvą, naudodami lesiruojančius dažus. Kaip ir muzikantas, kuris privalo groti dieną iš dienos, norėdamas išugdyti save atlikėjų, taip ir dailininkas, jisai turi iš tikrųjų savo gebėjimus, savo talentą, jeigu jis jį turi ugdyti ir tas ugdymas toje mokykloje jiems, palengvina, pagreitina tai. Kopijos tai yra tas būdas, kada kito žmogaus žinios yra perimamos žymiai greičiau. Ir kad daryti kokybiškas kopijas reikia originalų. Tad mes pavasarį su mokiniais einame į Žilinsko dailės galeriją, kur iš originalių darbų atliekame kopijas. Mes kai tapome aliejiniais dažais ant drobės, tai čia viskas kaip ir visada, bet mes naudojame ir senųjų meistrų technikas, tai sluoksninė tapyba,
įvairia pastozinė tapyba, tai mes paimame iš technikos ir amato svarbiausius dalykus, kas buvo 18-19 amžiuje. Dominuoja čionais piešimas, piešimo svarba. Piešimas yra absoliučiai svarbiausias dalykas, kuris lavina, tiek tapybą, tiek skulptūrą. Ir tai, kad jaunimas grįžta prie štai šitų ištakų ir tos ištakos būtent yra Dailės akademijoje, aš manau, yra turbūt labai gerai. Ir galų gale bus suprasta, kad be šitų fundamentaliųjų pagrindų, kurie suteikiami tik tai išimtinai Dailės akademijoje, praktiškai kitose programuose to nėra, mes manome, tai reikia puoselėti, saugot ir kiek galima labiau vystyti. Visų pirma, dailininkas turi pasiruošti, gebėti perteikti savo mintis, o ne tik atėjęs į mokymo įstaigą sakyti, kad štai aš menininkas, aš atmetu visą darbą ir viskas. Mes tą neigiam, mes sakome, kad visų pirma studentui, mokiniui reikalingas pasiruošimas, išprusimas, mes disciplinuotai visą ruošiame ir, tikėkite, netikėkite, tačiau būtent to šiandien vis labiau nori jaunoji karta. Mokyklos idėjos autoriai tikisi, kad pavyks iškelti aukštus reikalavimus, suteiks būtiniausias piešimo ar lipdymo žinias, supratimą apie senųjų meistrų darbus ir jų atlikimo metodus. Tai mes iš to amžiaus tiesiog norime pasimti tam tikras prarastasias žinias, kurios šiandien dėja yra labai nuneigtos. Atsirado ir naujas reiškinys, kuris mus ir stebina, ir džiugina, ir tikrai teikia labai daug vilčių. Tai kada absolventai, kurie išėję iš tos mokyklos, taip pat pageidauja per šitos atvirosios dailės dizaino ir architektūros mokyklos funkciją save išreikšti, save atiduoti visuomeniai. Ir tiki, kad sulauks tų klausytojų, kurie galbūt ne jau aukštojo mokslo lygmenyje, bet tokiame mokyklos lygmenyje jie norėtų prisiliesti prie dailės ir save ugdyti toje kryptyje. Atrankos nėra, kadangi mes pabrėžiam individualumo svarbą, kiekvienam atskirai, kiekvienam pagal jo pajėgumą, tačiau be abejo atsižvelgiant į tą programą, kurią esam sudėlioję. Bet tai nėra kažkoks grupės reikalas, kad prieš visą grupę atsistoji, išaiškini vieną teoriją ir visi turi tą daryti. Ne, kiekvienam individualiai. Į atvirąją meno mokyklą kviečiami ne tik studentai. Joje būtiniausių žinių gali įgyti ir planuojantis pasirinkti meno studijas ir sėkmingai išlaikyti egzaminus. Planuojami ir 2 metų kursai. Jų metu bus išdėstytas visas klasikinis kursas, o besimokantys savo darbais jau galės nustebinti meno pasaulį. Mes plėsimės ir dalyvaujam parodose, tai visą tai bus įmanoma pamatyti artimiausiu metu.